artimui yra šventa pareiga kiekvieno. Tai va, šituo norėsim ir pabaigti savo pastabas apie archyvuose skaitytą medžiagą. Tikimės, kad šiokį tokį įspūdį susidarėt, o apibendrinimą pažadėjau daryti Augustė konferencijos pabaigoje. Ir jeigu turit klausimų, tai norėčiau pasakyti, kad iš tikrųjų pasilikit juos savo, bet nesakysiu, klauskit. Klauskit. Mes pabandysim visi kartu atsakyti. Ne, tikrai čia juokavau. Eglė. O kaip yra, kad ateitininkai, jie yra visi ateitininkai, bet kokiu pagrindu įsiskirdo tam tikras skirtingas korporacijas? Tai visų pirma būdavo atskirai ten vyrų arba moterų korporacijos, kai kurios būdavo, kaip pavyzdžiui, medikai arba medikai. Teisininkų buvo Justicija, kuri atskirai buvo ateitininkų teisininkų, ateitininkų medikų buvo Gaja. Tai tiesiog profesinių pagrindų ir dar savo idėjų, ta prasme, pagrindinių tikslų, kaip, pavyzdžiui, abstinentų korporacija. Nemanau, kad visiems buvo ten labai priimtinas tos abstinencijos idėjos. Ar klausimų? Šiaip įdomu įsivaizduoti, kaip tam archyve atrodo tos bylos. Ir gal čia ir istorikas, kaip suprantu, korporantas jums padėjo. Kaip vis tik tai tos bylos susistemintos? Ar jūs susidarėt vaizdą, ar yra kažkokia sistema, ar tai padrikai pateikta, ar prijungta prie kažkokių kitokių reiškės archyvų? Kaip Lietuvos archyve tai yra atspindėta? Ten viskas yra sudalinta fondais. Yra, pavyzdžiui, Švietimo ir mokslo ministerijos fondas ir ten yra sudėtos jų bylos padalintos, suskirstytos aplankais ir ten nueini į tą archyvą, paprašai iš kokio fondo, kokio aplanko, kokios bylos reikia ir tada tau atneša tokia kartais apibirėjusią, tokia žemėtą bylą, tada tu vartai jos puslapius ir o šitą bylą prirašė savo ranka kažkoks jaunas studentas prieš daug metų, gal jau dabar nebėra, bet susidarėm šiokį tokį įspūdį. Ir galima atrasti, pavyzdžiui, aplankai atskirom korporacijom, pavyzdžiui, ten kvietimai kokiai nors ten Gajos korporacijai arba įstatai, tarkim, vienos korporacijos. Tiesiog kiti buvo aplankai atskiri korporacijom, kitur kokiu ten dar buvo pagrindu. Buvo. Kaip? Jo, šita byla operatyvinė tai buvo atskirai. Ir šiaip buvo galima atrasti ne tik ten tokių dokumentų, kaip įstatai ar ten kvietimai, bet ir suėgų protokolai, bet ir atvirukai, nuotraukos, įdomių dalykų ten. Gal toks pasitikslinti, koks įspūdis susidarė, kieno dėka išliko tos bylos? Kaip čia, ar kažkas jas surinko, ar kažkas jas atidavė, ar susidarė įspūdį tokį, ar ne? Tai visų pirma, tai tikriausiai kiekviena korporacija saugo savo tuos protokolus, iždo knygas ir tada tikriausiai gal likviduojantis korporacijom gal perdavė kažkaip, Atsiklausiu dabar visų susidomėjusių čia vardų, tai yra, ar jūs dar tęsit šitos vaikščiojimus archyvus, kokie planai tolimesni veikimus? Tai prisijungti tam galima jūs? Galima prisijungti visiems ir labai pageidautina. Jau mes didžiąją dalį bylų va šitam centriniam archyve, kur yra Saulėtekyje, mes jau peržiūrėjom, bet tam iš to sąrašo, kurį mums pateikė Jurgis, peržiūrėjom, bet jų tikriausiai ten yra labai daug ir mes bandėm net ieškoti jų su tom archyvų materialėmi, bet jau sakė, kad irgi labai sunku viską surasti ir susisteminti praktiškai reikėtų kelių dešimtmečių. Bet dabar artimiausias tikslas turbūt gal būtų persikelt gal į Kauno kokius nors archyvus ir dar ketinam, Augustė gal papasakos, kaip toliau dar vyksta tyrimas, bet archyvai dar bus. Keistai 29-40 metai. Būtent tais metais nežinau, bet kaip mes radom tokią knygutę apie VDU 30 metais, kiek tenai veikia organizacijų ir taip toliau, tai ten buvo kai kurie skaičiai, kad vienose korporacijose būdavo, pažiūrėjau, apie 80 narių, pasinau rytojus gal kokie 200, man kažkas su 215 asocijuojasi tais metais, bet kitose buvo ir mažiau iš tikrųjų. Bet šiaip galima dar ir tose archyvuose rasti apskritai korporacijos narių sąrašų. Bet tiesiog čia, gal toks daugiau mechaninis skaičiavimo darbas, nes aš nežinau, ar tiksliai kokią nors statistiką yra kas nors suvedęs. Galbūt ir yra, bet mes dar jas nerašom. O dar toks filosofinis klausimas, ar yra duomenų apie lietuvių korporacijas tarpukarį veikusios užsienyje? Lietuvos archyvuose tai ko gero sunku būtų atrasti, bet pavyzdžiui, buvome atradę, jeigu turint omeny, kad Vilniaus kraštas tuo metu buvo truputėlį užsienis,
Tai buvo apie Vilniaus universitete veikusias korporacijas ten yra, bet ten dažniausiai viskas parašyta lenkiškai ir mes tai nelabai supratome.